Pildydamas mokesčių deklaraciją už 24 metus, gavau nepagristai didelę sumą pajamų iš Revolut. Situacija atrodė labai komplikuota, nes Revolute naudojau ne vieną taupomąją ir investicinę sąskaitą. O prisipažinsiu, žinių kaip pildyti ir teisingai apskaičiuoti pajamas neturėjau. Net kilo minčių nusisamdyti finansinius profesionalus. Prieš užsisakydamas brangias paslaugas pagalvojau, o kas jeigu panaudočiau ChatGPT pilnai suprasti situaciją? Ar ChatGPT teisingai padėtų užpildyti VMI formą? Taigi pasižiūrim, kaip man pavyko. Atsidarę ChatGPT naudosime paprastą užklausos formą, kur nurodysime problemą, tikslą ir kontekstą. Pradedame nuo problemos. Pildydamas pajamų mokesčių deklaraciją už 24 metus pastebėjau, kad mano turto pajamos iš Revolut nurodytos kaip N suma eurų. Aš tikrai nesu gavęs tokių pajamų, tačiau VMI prašo sumokėti daugiau nei N sumą eurų mokesčių. Nurodome tikslą. Ar galėtum padėti man išspręsti šią finansinę mįslę ir apskaičiuoti turto pelno mokesčius? Aprašome kontekstą. Revolute turiu dvi taupomąsias sąskaitas Flexible Funds, vieną eurais, kitą doleriais. Taip pat turiu investavimo paskyrą, kurioje per 24 metus galėjau gauti apie N eurų pelno. Kadangi nesu gerai susipažinęs su mokesčių įstatymais Lietuvoje, labai norėčiau, kad situaciją paaiškintum kuo paprasčiau. Gal norėtum pradžiai užduoti man keletą klausimų, kurie padėtų tiksliau suprasti situaciją, o gal reikia papildomo konteksto. Pateikėme šią užklausą ChatGPT ir gauname ne vieną tikslinamąjį klausimą. Tačiau esminiai klausimai yra susijęs su mano Revolut veikla, bei ChatGPT paprašo pateikti Revolut finansinę ataskaitą už 24 metus. Ta nesunkiai galite padaryti kiekvienoje finansinėje platformoje. Pavyzdžiui, Revolut paspaudžiame ant profilio, tuomet Documents and Statements, pasirenkame Consolidated Statement opciją, kad gautume visų mano sąskaitų ataskaitas vienoje vietoje. Pasirenkame periodą, mokesčių laikotarpis, pasirenkame 24 metus. Tuomet yra galimybė pasirinkti tarp PDF ir Excelio. Aš asmeniškai renkuosi PDF ir gaunu visų savo metų konsoliduotą ataskaitą. Pasirodo, turėjau net 4 skirtingas Revolut sąskaitas. Tai yra viena taupomoji eurais, kita taupomoji doleriais, kita investicinė sąskaita eurais ir ketvirtoji investicinė sąskaita doleriais. Kiekvienai sąskaitai Revolut vedė ataskaitą atskirai. Padariau nuotraukas visų 4 ataskaitų ir įkeliu į ChatGPT. Taip pat galima nukopijuoti tekstinį variantą arba panaudoti Excel failą. Tačiau pasirinkau nuotraukas kaip greičiausią būdą, nes ChatGPT puikiai moka skaityti informaciją iš nuotraukų. Turime ChatGPT paruoštą užklausą, kurioje yra pridėtos 4 nuotraukas kiekvienai mano sąskaitai. Taip pat pridedu ChatGPT kontekstą, ką ir kokia eilės tvarka pridedu. Patarimas: nekelkite į ChatGPT jautrių asmeninių duomenų, mano atveju tai yra tik iškarpa skaičių, todėl kontekstą paaiškinu pačioje užklausoje. Pateikus užklausą su visomis ataskaitomis, ChatGPT nesunkiai identifikavo, kaip Revolut pateikė gan didelę sumą VMI. Pasirodo, kad kiekvieną kartą, kai persivesdavau pinigus iš taupomųjų sąskaitų, Revolut visą sumą skaičiuodavo kaip pelną, plus pridėjo pelną iš akcijų. ChatGPT net pateikė lentelę, koks iš tiesų turėtų būti pelnas, susumavus visas mano sąskaitas. Taigi gerokai prašviesėjo, tačiau klausimas, kaip teisingai pateikti deklaracijos formą, nes dabar iš manęs prašo nepagristai didelių mokesčių. Formuojame naują užklausą, pasakome, kad supratome skaičiavimus ir paprašome ChatGPT, ar galėtų mums padėti supildyti VMI formą pagal šiuos skaičiavimus. Pasiūlau kelti asmeninius duomenis iš VMI. Įkėlus nuasmenintas nuotraukas iš VMI, ChatGPT iš pradžių pasiūlo ištrinti Revolut pateiktą pajamų ataskaitą. Šitas pasiūlymas sukėlė įtarimų, nes A. atrodo, kad labai daug darbo ir B. Revolut gali ir vėl pateikti tuos pačius duomenis VMI ir teks ilgai aiškintis, kas ne taip. Paklausiu ChatGPT, ar galima užpildyti ir ištaisyti pajamų ataskaitą nieko netrinant. Pasirodo, kad taip. ChatGPT paaiškina, kad VMI formoje galima paspausti redagavimo mygtuką ir pateikti išlaidas prie Revolut atsiųstų pajamų. O iš ankstesnių užklausų jau žinome, kad išlaidos yra pinigų įkelimas į taupomąją sąskaitą. Kad pilnai suprastume, paskaitome ChatGPT analizę apie gautas pajamas iš Revolut. VMI iš Revolut gavo informaciją apie tavo visų pinigų judėjimus iš taupomųjų sąskaitų. Tai yra, kai tu nusimdavai pinigus iš fondų. Jie šiuos išėmimus neteisingai suprato kaip pajamas. Bendra pateikta pajamų suma tiksliai atitinka šį pinigų judėjimą. Tu teisingai sprendi problemą, nurodydamas išlaidų pusę, kad VMI suprastų, kad tai nebuvo pelnas, o tiesiog grąžinami tavo paties pinigai, o tikrasis pelnas buvo akcijų pardavimas. Beliko tik teisingai suskaičiuoti taupomųjų sąskaitų išlaidas. Tai neturėtų būti sunku, nes išlaidos atitinka pinigų įnešimą į sąskaitas. Tačiau yra
viena problema. Kaip žinote, viena sąskaita yra doleriai. Kaip teisingai konvertuoti dolerių sąskaitą į eurų? Paklausime to ChatGPT. Kadangi pinigus nusimdavau ištisus metus, konvertavimo kursą kiekvienai dienai būtų be galo sunku apskaičiuoti. Todėl galima vadovautis vidutiniu metiniu kursu 24 metais, kuris buvo 0,92. Paprašau ChatGPT tiksliai apskaičiuoti išlaidas, įtraukiant prieš tai aptartą išlaidų skaičiavimą, plus įtraukiant vidutinį 24 metų kursą. Ir paprašau, kad man sugeneruotų PDF failus, kur šis skaičiavimas bus paaiškintas, jeigu VMI bus neaiškumų. Įtraukiu tiek tekstinį paaiškinimą, tiek lentelę su skaičiavimais. Suvedu išlaidas į VMI ir pridedu paaiškinamuosius failus, kuriuos man sugeneravo ChatGPT. Rezumuojant, ChatGPT puikiai identifikavo pajamų kilmę. Apskaičiavo tikslės išlaidas, padėjo konvertuoti valiutas ir gauti ataskaitas failais, kurias panaudojau kaip papildomus dokumentus VMI. Tiksliai užpildžius VMI deklaraciją sutaupiau tiek ant finansinių konsultacijų, tiek ir susimažinęs pirminę mokesčių sumą, kurią būtų tekę sumokėti. Jeigu jums šis video pasirodė naudingas, prašau paspausti patinka ir prenumeruoti šį kanalą. Matydamas, kad tokio pobūdžio turinys duoda naudos, žadu daryti panašius video, kur pasidalinčiau patarimais ne tik apie ChatGPT, bet ir apie kitus dirbtinio intelekto įrankius. Labai ačiū už dėmesį ir iki.